tikrųjų gal ir daugiau, ne viena, ne dvi, ir susideda viskas į krūvą, aš galvoju, ir visi galvoja, kad kaip nors pakeisim mūsų gynėjus, žaidėjus, Jasikevičių, Kaukėną, Šiškauską, ir galvom, kaip nors mes vis tiek esam geri, pats Lietuvos vardas, kaip ir mums duos kažkokią persvarą tame, bet iš tikrųjų žaidė žmonės aikštelėje, nežaidžia vardas ar šalies pavadinimas, žaidžia žmonės. Ir to mums iš tikrųjų mes nesugebėjom pakeisti tų žmonių, nesugebėjom pakeisti, atrasti iš vis lyderio, vieno, dviejų komandoje, jų ryškiai pritrūko svarbiais momentais. Visi bandė tą savaip, kiekvienas norėjo jo tapti, bet kažkodėl to neįvyko ir mes nukentėjom. Aš galvoju, kad viskas susidėjo. Gal truputį atrodėme fiziškai pervargę, ir psichologiškai. Taktika kaip taktika, nežinau, čia nenorėčiau aš spręsti, aš galvoju, čia kiekvienas treneris pats pasirenka savo ir mato ir pažįsta žaidėjus, bet aš nenorėčiau tai daryti, bet aš galvoju, visi tie niuansai, kurie, taip sakau, lyderiai ir tas, ir mes vis laukiam, kad kaip ir atrodė, kad tas Jasikevičius yra kažkur tribūnos, tai dabar jau išeis ir aš jau dabar jau viskas gerai. Iš tikrųjų mes turim susimastyti apie ateitį, nes ir Šaras ir visi tampam senesni ir daromės ir ta karjera nėra aukštyno, jau ta kreivė po truputį leidžiasi. Aš galvoju, kad turėtum susimastyti kaip Lietuva, kad esam krepšinio šalis, kaip tą visą laiką paroja. Ką mums daryti toliau, nes to kaip ir to rezervo mūsų, kuris turėtų ateiti ir padėti, kaip ir nelabai matyti. Ir tas parodė šitas čempionatas ir aš galvoju, kaip mums dabar patiems kaip šeimininkam už 2 metų reiks atrodyti, tai aš labai sunkiai įsivaizduoju. Yra keli būdai arba mums paimti kaip ir turkai ir lenkai, bulgarai, gal naturalizuoti kokį nors žaidėją ir būtų paprasčiausiai, tik aišku, kaip suprastų tą mūsų tautą, tą priimtų. Bet geriau turėti kažką, tai negu nieko neturėti, aš galvoju, ir turėti tą mūsų vis tiek rinktinę gerą ir pasididžiavimą didžiuotis ją. Nes matom, kaip ir jie Sova ir Turkogų, jie būtų naturalizuoti yra ir jie yra varomieji punktai, taškai, tos rinktinės. Aš galvoju, kiekviena rinktinė turi tokius. Šiai dienai mes neturime. Šiaip taip, žodžiu, reikia spręsti tą problemą. Nes daug kas įvažinėjo, praktiškai viskas, aš skaitau, gerai, Kaukėnas padės mums dar, padės, Jasikevičius padės, bet tai už 2 metų kas bus, mes turim apsidrausti kažkaip, nes nežinau, kas bebūtų, kas ateitų, tai kiek žinau, būtų tas pats atsistatydino, kas bebūtų treneris, ta problema yra ir jinai labai aktuali šiai dienai, o tą sutvarkyti, kad tas gavosi tas diskomfortas tų žaidėjų, nes kiekvienas atlikinėja ne tai, ką turi. Jomantas įžaidinėja, nors jis nėra tipinis įžaidėjas, kitas vėl ėmėsi kažkokios iniciatyvos ir panašiai, kur neturėtų to būti. Aš galvoju, visi stengiasi, visi darė, jie stengiasi, tikrai jiem nėra. Aš galvoju, nei treneriam, nei žaidėjam neturėtumėm reikšti kaip pretenzijų, reikia iš tikrųjų paanalizuoti viską, sudėlioti tada priimti kažkokius sprendimus, kaip tą daryti toliau. Viskas, čempionatas baigėsi, jis baigėsi gan blogai, kaip mes žinom. Ir nėra ko sukotis, viską to visi nepripažįsta. Žiūrim, ką mes prieki, ką mes ateitį galėtume pakeisti. Aš galvoju, taip mūsų turėtų būti pagrindinis toks uždavinys. Ir Tomai, būtų tas atsistatydino ir federacija skelbs naują konkursą rinktinės trenerių, galbūt dalyvautumėt? Ne, žinokit, aš labai iš tikrųjų surištas su savo komanda klubinė. Aš gavau didelį šansą, kai pradėjau trenerio darbą ir turiu pasitikėjimą iš žmonių ir man reikia atlikinėti savo pareigas iš tikrųjų. Aš noriu iš pradžių susikoncentruoti tam darbui. Aš galvoju, yra pas mus subrendusi trenerių tam darbui, yra ir aš galvoju, tęstinumas kažkoks būtų šių žmonių, tai aš galvoju, turėtų vis tiek perimti, kaip po Kazlausko perėmė Sereiką, būtų tada turėtų perimti Kurtinaitis tą viską, tuo pačiu jis dirba Lietuvoje, jis žino daugelį žaidėjų, jis juos mato kiekvieną dieną
čia yra didelis darbas ir jis yra kasdienis, negalima ateiti rinkti iš kitos šalies ir, aišku, mes matom krepšinį, bet kaip žaidėjas elgiasi kiekvieną dieną tose varžybose, kaip jie žaidžia, Rytas su Žalgiriu žaidžia, labai daug varžybų per metus, jie vienas kitą mato, reaguoja, treneris susidaro tam tikrą vaizdą, o čia išmokėtų, išvykdėnės laikas susidarai tą vaizdą ir negali. Paskui, aišku, gal trūksta to ryšio, taip žaidėjas, siekim Rytas ir Žalgiris sudaro pagrindą mūsų lietuvių pagrindą žaidžiančių Lietuvoje rinktinės. Aš galvoju, visai turėtų tas treneris būti, kuris dirba tenai ir mato viską. Arba trenerį samdyti tokį, kuris neturi darbo ir tik tai būtų susikoncentravęs rinktinį ir jie galėtų paskirti, modeliuoti, planuoti, žiūrėti kažkaip bandymus, atlikti kažkokius testavimus su žaidėjais įvairių sudėčių. Bet aš sakau, realiai nematau, ką mes galim padaryti. Apie trenerį aš tikrai nesiruošiu, man dar anksti, man per daug streso ir taip yra. Bet ateity? Šiaip, kad sakau, dar ankstokas, sakau, dar. Mūsų portalas darė apklausą žmonių ir visi praktiškai ten 2/3 prabalsavo už Joną Kazlauską. Kaip manot, tikrai būtų tinkamas pasirinkimas? Aš galvoju, Jonas Kazlauskas yra patyręs ir geras specialistas. Jis dabar neblogai žaidžia. Mačiau paskutinės varžybas jie pralaimėjo ir mes sudarom tą vaizdą, nes Kazlauskas išėjo toliau, Kemzūra neišėjo, mes neišėjom, tai reiškia jis geresnis. Iš tikrųjų mums nepasisekė irgi. Kaip komandai, burtai, viskas susiklostė ir mes puolėme daug stipresnę grupę, negu žaidžia ta grupė. Ir aš galvoju, kad visos šitos komandos, kur žaidžia su Lietuva, išskyrus gal vieną, bet jos visos bus ketveriukė. Pagal pajėgumą taip yra ir čia niekur nedings ir mums nepasisekė. Mes dabar visi kaip ant emocijų apibendrindami, tai Kazlauskas išėjo, tai reiškia jis geresnis už tą. Čia, aišku, nėra to, nes jis yra geras, patyręs specialistas, bet ateitis parodys, ar ten išeis kas su ta rinktinė ar ne. Tai kas sakau, aš emocijas nuraminčiau. Visą laiką tai būna. Geras tas, kas yra viršuj, blogas tas, kas yra apačioj. Čia yra gyvenimas, aš lietuviam ir mūsų šaliai iš vis. Sakyčiau, nepanikuokim, nes turim gerą pavyzdį serbai. Prieš 4 metus Belgrade jie užėmė 9 vietą pasaulio taurėje su ryškiausia NBA žvaigždėmis ir panašiai. Jiem nepasisekė. Buvo geriausi treneriai. Ne tik Serbijoje, bet Europoje. Geriausias sudėtis, išėjo iš prašypso. Mes žaidėme savo geriausių žaidėjų šiai dienai. Ir aš vis tiek atlaidžiau žiūrėčiau į tą viską, nes aišku, mes kaip tauta, kaip krepšinio šalis pastatėm savo uždavinį, medalį, treneriai irgi iš ambicijų, iš visko, iš tos pusės negalėjau pasakyti, kad ne, mes neturim ko žaisti, šiai dienai turim prastesnę sudėtį, mes kovosim dėl, nežinau, dėl ten kitų vietų. Niekas nesuprastų mūsų, čia yra karšta kėdė, Lietuvos rinktinės veikla krepšinio kėdė yra karšta, reikia tą pripažinti. Aš sakau, susiklostė viskas taip, kad ir grupė, ir sudėtis, ir visko po truputį susidėjo į krūvą, gavosi burbulas, kuris